Rasą Samuolytę. Ir aktorių, būsimų premijų, jau dabar jaunojo menininko premiją turinti Lauryną Jurgelį. Iš tikrųjų, kadangi tai naujas ciklas, tas formatas dar formuojasi ir norisi, kad tie pokalbiai būtų tiesiog tokie paprasti, atviri, nuoširdūs, tai to prašysiu ir aktorių, kad jie mums papasakotų ir užkursiu ir visokių įdomių dalykėlių. Ir pradėti gal norėčiau nuo to, kaip mes ir pristatėme šios aktorius viešumoje, kas jos jie, tai legendinis spektaklis Įstabiuoju ir Graudžiuoju Romeo ir Džiuljetos istorija, režisuotas Oskaro Koršunovo. Nes Rasa buvo pirmojoje aktorių sudėtyje, buvo Džiuljeta, o po to spektaklis buvo atnaujintas 2015 berods, ar ne? Tada atėjo jau nauji Romeo ir Džiuljeta ir buvo Laurynas ir yra Romeo. Ir aš rašiau kažkaip, kad jie niekad kartu nevaidina, bet mane pataisė, kad visgi vaidina. Tai gal papasakot, kaip čia įvyko, kad jūs iš skirtingų tų sudėčių kartu vaidinate? Įvyko, kaip kartais teatre atsitinka, aktoriai nesuderina savo užimtumo ir grafiko. Jau vaidino kita Džiuljeta aktorė Agnieška Ravdo ir ji vaidino, bet staiga jai susidubliavo spektakliai Kauno nacionaliniam dramos teatre ir jos neišleido Kaunas, man paskambino Martynas ir sako, Rasa, reikia, kad tu suvaidintum. Aš sureagavau panašiai, nutilau ir galvojau, gal tai juokauja, aš 3 metus nevaidinau ir žinojau Lauryną, aš stebėjau jo studento darbus ir sakau, Martynai, bet mes abu toks amžiaus skirtumas. Martynas sako, Rasa sako, tikrai didžioji scena nelabai matysis. Jis taip pajuokavo ir rimtai, bet aš pagalvojau, kad atsitinka visko ir galvoju, reikia tai padaryti. Ir mes su Laurynu, man atrodo, parepetavom tą pačią dieną prieš spektaklį. Ir galiu pasakyti, kad tai buvo vienas iš labai įsimintinų mano patirčių ir galbūt įvyko tikrasis atsisveikinimas su spektakliu, su savo mylimu vaidmeniu, be kažkokio tai skausmo, be nieko, bet buvo labai, man atrodo, mes labai gerai padžiazavom tada. Ką jauti tu? Aš tai atsimenu, pirmas dalykas, kai atėjau į teatrą, tą dieną, kai reikėjo vaidinti, ir aš Rasą, aišku, žinojau, bet mes dar taip nebuvom kažkaip labai pabendravę. Ir susitikom koridoriui tenais, kur reikėjo ir grimas ir persirinkti, ir aš pamačiau Rasą taip toliau. Ir pirmi Rasos žodžiai buvo, Laurynai, tik nebandai man sakyti jūs. Taip, aš šitą labai gerai atsimenu. Jo, ir tada kažkaip, okei, galvoju, bandysiu nesakyti jūs. Ir jo, tikrai spektaklis buvo labai įsimintinas. Ir iš tikrųjų, čia taip gavosi, aš turiu tokį biškį priešistorę. Aš turiu čia tokį sąsiuvinį. Tai trumpas intro, tai yra, aš kai stojau ir reikėjo mums, Darius Meškauskas buvo mano vaidybos dėstytojas ir jisai pasakė iš karto, sako, rašykite dienoraštį. Savo mintis, kaip reaguojat, kaip jaučiatės, bus lengviau tiesiog. Ir aš kažkaip rimtai tai priėmiau ir kitą dieną pradėjau rašyti tą dienoraštį. Ir tą dienoraštį rašiau iki praeitų metų, tai man atrodo apie 12 metų gavosi. Praeitais metais jau nustojau, kad nebereikia, kažkaip nusprendžiau nebereikia rašyti. Nebereikia man šito. Ir paradoksas yra tas, aš nežinau, ar kiti kursiokai rašė, Kestai rašė kažkas dar? Tu turbūt tikrai nerašė. Tai dar tas dalykas yra, kad aš niekada neskaičiau tai, ką aš ten rašiau, iki to momento, kai sužinau, kad dabar bus šitas susitikimas. Tai pasiėmiau, aš turiu tokius apie 6 sąsiuvinius skirtingus prirašęs ir tenai reikėjo, aišku, surasti tą įrašą. Aš atsimenu, kad po Romeo ir Džiuljetos aš parašiau savo įspūdį.
Tai pasiknisau tenais, pasiskaičiau, tai iš tikrųjų, o vaikyti, ko esu aš ten prirašęs, ta prasme, visa akademija ir visas laikas po akademijos, visas blaškymasis ir nežinojimas, ką aš iš tikrųjų noriu daryti ir taip toliau. Bet žodžiu, įrašą aš suradau. Tai trumpam tokiam įvedimui, čia yra 23 metų Lauryno įrašas. Aš esu metai, kai baigęs akademiją. Vaidinu tokį spektaklį, kuris apvažiavo visą pasaulį. Vaidinu Lietuvos nacionalinio dramos teatro didžioji scenai, 700 žmonių ir vaidinu su Rasa Samuolyte. Man 23, čia gal 2-3 metai kaip profesionaliai scenoje esu. Nu tai žodžiu, tai toks įrašas tiesiog paruošė jūs. Ja. Romeo ir Džiuljeta, 2017, vasario 11. Čia turbūt turėjo būti tas vasario 14, bet žodžiu nesuderino datų, tai bet čia tas buvo valentininis. Tokios finalinės tylos nebuvo dar niekada. Sakė, nei kai senas sąstatas buvo, nei kai jaunas. Sorry, man buvo 23, tai jūs buvote jau seni per jaunas. Susijungė 2 kartus. Šiandien kažkas įvyko. Kažkas įspūdingo ir tikro ir turbūt nepakartojamo. Niekad negalvojau, kad vaidinsiu Romeo ir Džiuljetą su Rasa Samuolyte. Ta pabaiga, tas katilas, neišvengiamybė, tragedija, kaip mane prarovė nuo Rasos, abu verkėm ir sukomės. Ir ta tyla buvo tikrai nepakartojama. Ta nelaiminga meilė ir tokia tragiška jos baigtis. Naujų dalykų buvo, tikrų, dėl Rasos, dėl jos energijos. Kokia ji graži. Ir kaip vilioti moka. Ir jautri tuo pat metu. Tas žvilgsnis prieš antrą balkoną. Vienas tikriausių. Jaučiausi kaip vaikas daug kur. Kaip ji valdo energiją ir kokia švara mintyje ir kūne pas ją. Ji taip žino, ką sako ir supranta ir žaidžia tuo pat metu tuo. Ir pilna ir tikra emocijos, tikros. Nors atrodo tekstas tiesiog eina, bet jis plaukia. Ji čiulba. Pasijaučiau, kad aš vaidinu, o ji būna tame. Nesustatyta, gyva ir tikra, nuoširdu ir greita ir negailestinga. Ją reaguoja žiūrovas, nes jį labai patraukia į save. Aš net išsimušiau kai kur. Moka laviruoti tarp to, ką vaidina, ir tikrumo. Pasitikėjimas savimi ir energija, kuri tiesiog kelia. Sėkmingo tobulo aktoriaus formulė. Dar nepabaiga. Aš matyt ieškojau tobulo aktoriaus formulės tada. Meistriškai laiką jaučia ir dėlioja. O Linas, bet toks sąmoningas. Aš buvau dingęs, tikrai. Kažkur kažkokie dalykai ir regažai taip taikliai surasti, kad net per paprastai atrodo. Jokios pastangos, tiesiog švarus tekstas, eilės, Šekspyras. Ir jis pilnai suvaldytas. Wow, tikrai. Tempo ritmai taip sulaužyti, kad netikėtumo faktorius pastoviai veikia. Greitis, švara, improvizacija ir nesustatyta, kad atlikt tvarkingai ir tiesiog to užtenka. Bet visada gyvumas ir buvimas čia ir dabar su Šekspyru. Čia buvo visiškai aukščiausia klasė. Pirmą kartą per 14 metų įvyko tai, ko režisierius iš tikrųjų visada siekia. Tai plojimai Rasai. Ir tada seka 2 lapai pastabų nuo Rasos. Čia prisirašęs normaliai taip. Tu aš tada sakiau. Nu, bet po spektaklio, man atrodo, ar per spektaklį gal. Per spektaklį, gal neskaitai, o ką aš sakiau ir pasakai. Oi, čia daug visokių, bet čia tokie daug techninių tokių dalykų. Jo, kokia viena įdomu būtų, kokią gavai pastabą. Tuoj. Tai gal tik nesakyk man jūs.
Blemba, čia tokia. Ji pasiūlo tuoktis, o jis pist ir atsako davai. Vyriškiau, joks tipas tokiose aplinkybėse nebūtų atsakęs taip. Jis jas seka, analizuoja, bet varo all in, įsimylėjęs iki ausų. Ir taip toliau. Iš tikrųjų, plojimai ne tik Rasai, bet ir tau, Laurynai. Čia paskaitai tokias gražias eilutes, jau galima ir baigti kartu pokalbį. Bet norėjau tavęs klausti, kaip tau buvo ta pati pradžia, nes iš tikrųjų buvo keitimai Romeo ir Džiuljetoje, buvo keitimai išvaryme, atėjo jauni aktoriai į didelius, galingus, žymius spektaklius. Norėjau paklausti, kaip tada jautėsi, jeigu dar galima prie viso šito kažką pridėti. Oi, tai ten buvo labai toks intensyvus laikas, nes trečias kursas mes statėm mažoji scenoj Kankinį su Oskaru ir tuo pačiu metu buvo įvedimas į Romeo ir Džiuljetą tokį spektaklį ir įsivedėm per savaitę laiko. Tai buvo iš tikrųjų, šiaip atsimenu kaip labai sunku laiką, daug labai streso, daug tokio, aš iš tikrųjų net nelabai žinojau, ką aš tam darau. Ir tiek daug įrašų žiūrėjau, kad pradėjau, mano balsas visiškai yra kitoks negu Gyčio Ivanausko, bet pradėjau Gyčio Ivanausko balsu vaidinti net. Tai antiek taip kažkaip perėmiau jo visą organiką, kas yra visiškai ne mano. Tai gal tik tai po tiek metų pradėjau vaidinti tą pagaliau Romeo ir Džiuljetą. Tai iš tikrųjų toks, buvo daug streso. Aš atsimenu, ten Oskaras kažką tai šneka, aš jau stoviu prie tų bliūdų, ten tie miltai ir aš galvoju, man viskas, tiesiog viskas, man jau kaupėsi ašaros akyse ir girdžiu už nugaros Vestą Grabštaitę, kuri ten visą choreografiją dėlioja, sako, Laurynai, aš matau, laikykis, nepasiduok, tik neišeik dabar. Tai buvo tikrai tokių momentų sunkių, bet kažkaip gavosi. Dar 10 apsisuko spektaklis, toliau gyvuoja. Gal kažkas dar ir jūs pakeis su Agnieška ir Vigna? Aš labai tikiuosi. Taip, tegul eina, čia tokie legendiniai spektakliai, kur jau tokių gal nebelabai yra, ir ten Meistras Margarita dar buvo. O šiaip tai, tegul gyvuoja. Jisai tikrai labai gyvas dar, man atrodo. Rasa, ar keičiasi spektaklis, kadangi pati netgi pavaidinai 23 metai jam? Aš žinot, aš prisipažinsiu, aš mačiau premjerą su Laurynu ir su Agnieška, kai jie vaidino ir paskui aš to spektaklio nesekiau. Ir man labai sunku pasakyti, bet man atrodo, tada, kai mes vaidinom, jis nesikeičia. Ta prasme, jisai visiškai išlaiko savo formą, bet jis toje formoje jis yra gyvas. Tai čia galbūt tokio kažkas ten tokio labai universalaus yra, kurio nenužudo laikas, nenužudo kažkokie kiti atpūtę vėjai, teatro ten kažkokie. Tai jis gyvas yra, seniai jį mačiau. Bet tada, kai vaidinom su Laurynu, man buvo toks jausmas, kad aš esu tame pačiame spektaklyje, iš kokio ir išėjau. Ta prasme, ten, man atrodo, planeta sukasi savo visiškai pagal savo laiką, pagal savo greitį, nepriklausomai. Labai įdomu, kiek žiūrovų yra buvę šiame spektaklyje. Gal galit pakelt rankas, tiek ilgai gyvo. Puikiai supranta tikriausiai, apie ką kalba aktoriai. Šio susitikimo toks formatas, kad šiek tiek aš paklausinėjau, po to aktoriai vienas kito, o po to ir jūs turėsit galimybę paklausti, tai bus įdomu išgirsti jūsų klausimus. Dar vienas spektaklis, kuriame jūs susitinkate, yra Laisvė, režisuotas Dainiaus Gavenonio. Gal šiek tiek trumpai apie jį, nes galbūt jį mažiau matę žmonių galime pakviesti ateiti apsilankyti. O kiek Laisvę matė? Nemažiau, visai nemažiau, čia tikrai gerbėjai jūsų susirinko. Tai čia toks įdomus visiškai laiko ir aplinkybių posūkis, kad mes suvaidinę su Laurynu du mylimuosius. Šekspyras parašė, kad Džiuljetai 14 buvo, ar ne? Ja. Ar 14, o Romeo 16? 16. Tai mes susitikome su Laurynu pandemijos metu, pradėjom kurti spektaklį Laisvė ir jau susitikom pozicijoje, sakyčiau, adekvačioj savo amžiaus, aš mama, jis sūnus.
Ir taip, ir mes vaidinam šitą spektaklį ir aš vieną iš tokių klausimų buvau pasiruošus, nežinau, apie ką aš galvoju. Man Laurynas yra aktorius, kuris visiškai stebina mane savo širdies raumens jautrumu, nežinau, tai yra aktorius, kuris atrodo, su juo atsitinka šiaip laisvėje ir Romeo ir Džiuljetoje, bet ir laisvėje tai yra Laurynas vaidina sūnų, kuris sužino, kad jūs matėte spektaklį, kas nematė, aš trumpai tik tai pasakysiu, vaidina sūnų, dirbantį įstaigoje, kuri visiškai legaliai padeda žmonėms nutraukti savo gyvybę ir vieną dieną tą įstaigą ateina mama, aš. Ir tai pagal dramaturgiją yra labai staigus aktorinis ir dramaturginis posūkis, kai tu nieko nesitiki ir įvyksta didžiulis pasikeitimas ir tu turi tą suvaidinti. Ir mes spektaklį vaidinam seniai ir aišku, čia aktorinis iš to susideda. Kaip suvaidinti 100 kartų žinomą dalyką, taip tarsi tai atsitiktų pirmą kartą. Ir aš tikrai kartais ieškau kelių, kaip visą šitą dalyką padaryti ir man tikrai daug kartų nepavyksta. Laurynas yra pavyzdys, kur aš žiūriu ir jis mane įkvepia, kur atrodo jam tai atsitinka iš naujo, kiekvieną kartą, pirmą kartą. Mano klausimas. Laurynai. Jau dabar? Jau dabar. Kur tas tavo jautrumo jungiklis, mygtukas, nežinau, ką tu savo turi pasakyti, kaip tu savo turi nusiteikti, kas įvyksta, aišku, ar yra kažkoks įvardinimas, tu ieškoji tobulo aktoriaus formulės, pasidalink savo formulę, kaip tu kiekvieną kartą suvaidini taip, kad man paširpsta oda ir aš tiesiog tu man labai padedi, aš tiesiog patikiu tuo. Oi, saugus klausimas. Galvoju gal, kad pagrindas visam šitam yra taip, kaip mes repetavom tą spektaklį ir kiek įdėjom, kiek buvom su juo, kadangi karantinas buvo, mes turėjom daug laiko. Dabar spektaklį visai kitaip darosi, tikrai jau per greitesnį laiką. Nėra to laiko, pastoviai reikia skubėti, mes su laisve kažkaip ilgai buvom, ilgai meditavom, ilgai ieškojom daug būdų, atmetinėjom ir tikrai apsigyvenom kaip šeima. Nu, man toks jausmas. Tai manau, kad šitas yra labai svarbu, nes kiekvieną kartą atėjus toks tikrai, vat, kaip su spektaklis taip nebūna, nu, kad ateini ir tikrai taip, nu, ne darbo ateini dirbti, o vat, susitikti su žmonėm, pabūti. Tai jo, o nežinau, žinok, scenoje tiesiog atsitinka ir atsitinka. Nu, sunku čia papasakot. Ir būtent su tavim gal atsitinka, ne su visais taip atsitinka. Būna, kad tu visada kažkokią distanciją dar jauti, įvyksta gal tas emocinis pliūpsnis, sakykim. Bet vat, kadangi aš jaučiu, kad tu irgi aktorė, tu būna per protą labai mąsto aktoriai. O vat būna per vidų, per jausmą, per emociją ieško. Tai man atrodo, mes abudu per šitą prizmę prieinam prie vaidmens. Tai kažkaip ir susijungiam ten kiekvienas įvykį. Tiesą pasakius, praeitą sezoną aš jau nebenorėjau vaidinti to spektaklio. Man per daug jau aš jau... Per daug kainuoja. Labai daug kainuoja, daug tų spektaklių buvo. Aš jau eidavau, žinodavau, kad 2 dienos prieš bus laisvė, man jau pradėdavo sunku darytis. Sveikas. Tai jo, bet dabar taip vėl viskas geram stovi ir nežinau, bet tu pati matai, kaip aš ten po to spektaklio labai ilgai reikia atsigauti. Nes ten įvyksta kažkas tikrai, teatre sako tikro, bet ten tikrai kažkas labai tikro atsitinka. Jo, aš galiu paliūdėti, jis išeina iš... Atsisveikinam ir mano paskutinis, ką aš matau, Lauryną kokį matau, tai jis būna toks... kaip, nežinau, nu dabar tai pasakyčiau, raudonas, bet net odos spalva pasikeitus ir jis negrįžta, matau dar jį išėjusi, bet tai va.
Bet aš čia užbėgu už akių. Viskas gerai, bet gal palikim Lauryno klausimą intrigą paėkim, tu dar neužduok savo. Tiesiog man tai norisi paieškoti ir tų kartų kažkokių ir skirtumų, nu jie yra neišvengiami iš tikrųjų, mes persimetėm su Rasa žodžiu ir pakalbėjom, kad vat, studijos iš tikrųjų gal buvo jūsų visiškai kitokios, ir gal galit truputį papasakoti Rasa, kaip tu studijavai ir tu Laurinai, ar gal ne? Rūmai tie patys, gal viskas labai panašu. Aš nežinau, aš galėčiau, čia tikriausiai labai, nežinau, ilga tema, nežinau, kokius surasti bendrus bruožus. Mes studijavom tuose pačiuose Sluškų rūmuose, pagrindinė mūsų... Buvusiam kalėjime tam. Buvusiam kalėjime. Ja. Kai aš atėjau į tą Sluškus rūmus, kai jau studijavo Laurynas, žiūrėti jų studentiškų darbų, aš supratau, kad niekas nepasikeitė. Tas pats pelėsis, tos pačios blogos sąlygos ir tik tai galbūt linoleumas buvo pasikeitęs. Išoriškai taip. O visada priklauso, man atrodo, studijos, jos aktorinės studijos yra labiausiai susijusios su mokytojais, su dėstytojais. Tai, man atrodo, priklauso nuo to. Mano dėstytojas buvo Jonas Vaitkus, tavo... Nelė Savičenko, Darius Meškauskas, Vesta Grabštaitė, Marius Ripšys, Andrius Žebrauskas, vadovas Oskaras Krušnovas buvo. Tai nežinau, iš kokio kampo palyginti, ko mes skiriamės? Kas skiriasi? Tai akademijai viskas panašiai, ar ne, reiškiasi? Aš nežinau, jūs ėjate tiek daug į spektaklius, kiek mes ėjom žiūrėti. Tai aišku. Gal Net klausimą buvo priekaištas maždaug. Mes tiek daug vaikščiam. Nu, nežinau, mes, man atrodo, stengiamės pamatyti viską, kas tuo metu buvo rodoma. Taip, vaikščiam. O jūs? Tikrai taip. Ne, aš atsimenu, aš 11 klasėje Dugną pirmą kartą mus atsivedė, aš kaip ir ten jau galvojau stoti ir mokytoja, pažinau, man atrodo, Gumauską Darių. Ir atėjom ir prieš suorganizavo susitikimą su aktoriais, tai tu buvai Rasa, buvo, man atrodo, Gidriukas ir gal Gumauskas ar Tomo Žaibus. Kažką ten klausinėjo. Nieko neatsimenu, ką klausinėjo, bet po to paklausė, kas norėtų stoti. Aš kažkaip kaip ir pakėliau ranką, sako, pas ką. Ir aš pasakiau pavardę ne dėl to, kad aš norėjau ten stoti pas tą žmogų, bet aš tiesiog nežinojau iš vis daugiau nieko, kas galėtų rinkti. Kitų pavardžių net nežinau, kad gali rinkti. Ir kai pasakiau, jūs visi taip, jo, tikrai, gal tu pagalvok, ten ar tu tikrai nori. Kažkaip šitas buvo labai irgi įsimintinas. Ir iš to Dugno nieko neatsimenu išskyrus 2 dalykus. Tai yra, aš su draugu klasioku sėdėjau ir kai mum atnešė, aišku, tos stiklinės, kai išsėtais, tai čia ką čia, tai reikia paragauti, čia vanduo ar kažkas, mes išgėrėm, aišku, supratom, kad čia tikra degtinė. Ir mes negalėjom suprasti, čia teatras, teatre tokį dalyką daro, ta prasme, kokio yra kosmosas. Aš atsiprašau, gal nežinot, Dugne mes taip, Dugnas kalbam taip savaime suprantama, bet nežinia, čia Laurynas kalba apie spektaklį OKT teatre Dugne pagal Gorkį. Ar yra mačiusi šitą spektaklį? Va, nelabai daug, tai va, ten spektaklio metu aktoriai vaidinam užstalę, kad mes sėdime ir vartojame alkoholinius gėrimus, bet mes geriame vandenį, bet žiūrovui pasiūlome tikrai išgerti degtinės. Tai mes pataikėm ant tų kelių žiūrovų ir iš tikrųjų gavom tos degtinės ir 11 klasėje sėdėdami teatre, mano vienas pirmų spektaklių, aš galvoju, wow, čia teatre taip vyksta, važiuoja. Aš noriu stoti. O kitas dalykas, kurį aš atsimenu, kaip dabar, aš nežinau kodėl, bet man įsiminė Dainiaus Gavenonio batai. Jisai buvo su baltais pik krepšinio sportbačiais. Ir jisai visada sėdėjo prie stalo ir išėjo tada, man atrodo, su kažkuo bruderschaftą išgerti. Ir aš pamačiau jo tos sportbačius ir aš tiesiog pradėjau klykti, žvengti iki ašarų, iki ten, ta prasme, aš negalėjau patikėti, nes mano klasioko tokie pat batai. Per kūno kultūrą, tokie pat. Ir aš galvoju, tai čia toks teatras yra. Jie nevaidina, bet yra su tokiu švarku Dainius,
toks nutampyta maikė, džinsai tokie ir tie batai krepšinio. Ir aš galvoju, kur prie Kalvarijų turgaus augau, ten pilna tokių. Ir aš galvoju, jam svarbu pašnekėti tik tai su kažkuo, tai gavus išgert. Ir jie nevaidina mums pasakos kažkokios, nevaidina su kažkokiais rūbais. Čia yra, čia taip tikra iš tikrųjų. Ir taip gali būti teatre. Ir mane šitas nukirto visiškai. Aš net neįsivaizdavau, kad teatre taip gali būti. Apskritai. Ir po to karto aš dugną mačiau dar 8 kartus. Tai va tiek mes eidavom į teatrą. Išvalymą mačiau 13 kartų. Aš tiek neįdavau į teatrą. O čia skirtumas. Va čia skirtumas, atrodo. Radom skirtumą. Bet žiūrovų likrasas, sakai, gal daugiau būdavo, kad ir apie visokius renginius papildomus ar panašiai, ar ne? Žiūrovų, ta prasme. Jaunystėj labiau lankė spektaklius. Aš nežinau, mes kai studentai, galbūt salės būdavo dažniausiai pilnos, mes visada stovėdavom, labai retai kada atsisėsdavom. Nors, nežinau, labai sunku palyginti. Žinokit, tai buvo taip seniai, man labai daug metų. Gerai, vis tiek man įdomu tas jūsų požiūris į kitą kartą. Tai teatre yra šiek tiek, man atrodo, vis tiek skirtumai tarp aktorių, kaip ruošiasi vyresnės kartos aktoriai. Rasa sako, jinai sena. Dar yra vyresnių ir už ją. Kaip jie ateina šiek tiek anksčiau, ilgiau ar ne, galbūt būna teatre. Jaunoji karta gal daugiau telefonuose, nesiklauso, nesusikaupia. Pasakykit, kaip Rasa, tu matai jaunąją kartą aktorių, kūrėjų, repetuojančių, o po to Laurinai, tu apie vyresniuosius. Vis tiek yra kažkokių skirtumų. Tai aš jau irgi galiu apie vyresniuosius pasakyti. Kad jūsų santykis labai geras, tai aš jau supratau. Tai čia ne apie vieną kitą, bet tiesiog taip apibendrinti. Aš nežinau. Pavyzdžiui, aš esu prisirišusi prie popierinių tekstų. Man iš popieriaus turėti popieriuje spausdintą pjesę yra, aš esu įpratus, man skaityti iš ekrano arba būti su tekstu telefone, man nepatinka, aš turiu turėti popierių ir netgi man patinka pjesėje rašytis kažkokias mintis ir aš labai nemėgstu, kad palikti pjesės teatre, nes ten kažkas man tokio panašaus prisirišimo kaip prie dienoraščio kažkokio yra, ten aš kažkokių savo ženklelių prisirašau ir kartais, jeigu aktorius paprašo manęs, duok man savo tekstą paskaityti, bet priklausomai nuo spektaklio. Ir aš kartais, mangi negaila, bet ten kažką aš pasirašius ir taip toliau, tai kažkokio tokio yra, nežinau, dažniau dabar pastebiu, kad žmonės naudojasi telefonu, skaito pjesės. Aš galbūt daugiau popieriaus esu atstovė kol kas. O darbas su režisierium toks pat, man atrodo, ar toks pat, ar pagarba, klausimas, įsiklausimas vienodi? Aš sakyčiau, pagarba vienodi. Aš galbūt atėjusi dar iš tos kartos, kai režisierius būdavo hierarchijoje daug aukštesnis ir mes nebuvom, nors mes jau esame ta karta, kur mes galėjom ginčytis, kur galėjom sakyti savo nuomonę, bet buvo tokių režisierių, jie buvo daug vyresni, kur buvo įprasta tylėti, patylėti, jeigu tu nesutinki, jeigu yra kažkoks skaudus komentaras tavo atžvilgiu, nes aktorinis iš tikrųjų labai jautri profesija susijusi su psichologija ir kartais mes susiduriam su pastabom, kurios galėtų labai smarkiai tave įžeisti, o tau dar reikia ir vaidinti po to. Tai nebūdavo įpročio pasakyti, kad aš nesutinku, man nepatinka, būdavo įprotis nuryti šitą dalyką. Man atrodo, kad dabar keičiasi į gerąją pusę ir tokių atvejų yra vis mažiau ir jų visai nėra. Laurinai, tavo nuomonė. Šiaip dar norėjau pasakyti, kad tokia gal populiarėja ir ta bendra kūryba, kai prašo režisieriai jūsų patirčių ir tai net virsta spektaklio tekstais, ko tikriausiai anksčiau nebūdavo. Aš tai galvoju, prisiminiau tokią istoriją, kai mes tą pačią Romeo ir Džiuljetą vaidinam, nežinau, kuris rodymas buvo, bet
Ten yra dideli tokie peiliai ir jie gana aštrus. Ir Vaidotas Martinaitis per pirmą sceną sugebėjo savo įsikirsti koją čia iki kaulo beveik su tuo peiliu. Ir buvo iškviesta greitoji, jam ten sėdėjo, jis subintavo tą koją, bet jisai pabaigė spektaklį iki galo. Jisai suvaidino iki galo, jis nestabdė to spektaklio, kažkaip jam subintavo tą koją, uždėjo ten ir jisai viską atvaidino, ten energija ėjo, aš nežinau. Ta prasme, tai man va čia yra senos kartos, kad padarys iki galo. Nu, ta prasme, man atrodo, dabar kažkaip būtų jau visiškai kitaip ir turbūt gal sakytų, ne, tai aš nebetęsiu spektaklio ir panašiai. Man čia yra toksai, nu, kad bet kokią kainą padarysim, ką reikia padaryti. Sakai, kad galėtum apie jau jaunesnę kartą nei pats esi pasakyti, tai sakyk. Man atrodo, kad labiau susidomėję įvaizdžiu. Ir aš manau, kad kiekviena karta apie tą praeitą kartą taip pat sako, turbūt. Nu, visą laiką yra toksai, čia natūralu turbūt, bet aš manau, kad jo, kad labiau yra apie įvaizdį, negu apie iš esmės, ką galiu pasiūlyti, ką galiu padaryti, ką aš mąstau. Jo, labiau apie taip, kaip atrodau, ar gerai atrodau, ar tinku čianais prie visų, ar netinku, nežinau. Man atrodo, nu labai daug socialinė medija daro įtakos, nu tikrai labai. Tai va, tokia mintis. Man atrodo, ta karta dar jaunesnė ir tokia labiau introvertiškesnė, mažiau tokios bendruomenės, tarp jų, kaip tu sakai, visi ekranuose. Ir ką girdim iš darbo rinkos, kad jie labai savim pasitikė, jie ateina į darbus, jie sako, dar neturintys patirties nori gerų algų ir panašiai, tai va, tie skirtumai tikrai, bet kaip tu sakai, gal visos kartos apie kiekvieną panašiai. Tai aišku, man atrodo visada, nu tai ir teatre ten atėjo kažkaip jaunesnė karta, nu tai jau iš karto kažkaip čia va kitaip negu mes, nu čia man atrodo visiškai natūralus dalykas. O būna krikštas kažkoks toks, žinai, truputį gal pabandymas to jauno aktoriaus ar panašiai kažkoks tai scenoj. Ta prasme, kad senieji duoda kažkokias tai tikrina? Ne, aš niekada taip nesielgiau, bet aš turiu pamoką ir dabar aš prisiminiau, kad aš atsimenu, mes studentai būdami vaidiname šitame teatre nemažai spektaklių masinėse scenose. Pavyzdžiui, buvo Jono Vaitkaus spektaklis Sapnas, buvo dar kiti spektakliai. Ir aš prisimenu, kaip viena aktorė, kai mes atėjome grimuotis, pasižiūrėjo į mane ir neatsimenu tiksliai formuluotės, bet aš sėdausi grimuotis, o jinai man davė suprasti, kad tiesiog aš dar turėčiau palaukti. Kažkoks buvo santykis. Ir aš prisimenu, kad aš savo viduje pagalvojau, niekada nenorėčiau taip žiūrėti į jaunesnį žmogų. Ir aš atsimenu, aš žinokit nebeprisimenu, neįvardinsiu, bet aš prisimenu tą jausmą, kad aš nenorėčiau taip elgtis. Ir aš nežinau, ar Lauryna susidūrė, pavyzdžiui, bet man atrodo, kad dabar nėra tokio dalyko. Čia labai individualus dalykas, priklausomai nuo žmogaus charakterio, bet galbūt seniau tas ir būdavo, dabar man atrodo, čia yra geroji savybė, kad teatre tos hierarchijos. Nežinau, gal aš nesusidūriau, bet aš nesusidūriau, aš nepastebėjau, aš pastebėčiau, aš nepraleisčiau, netylėčiau. Man taip atrodo. Jo, aš gal paantrinsiu rasiai, nežinau, kažkokio krikšto, kad čia atėjau, jaunas dabar turėsiu čia kažką, tai nežinau, pabūt kol kas šešėlį ten ir taip toliau, nežinau, neteko susidurti. Aš tiesiog girdėjau mūsų trupės aktorės, kad ten yra tokia viena tradicija, kurios perduoda tokį vardą viena kitai, jauniausias, tai dėl to galvojau, kad kažkas gal panašu. Ką padaro? Po to papasakosiu. Gerai, aš nežinau. Tai aš norėčiau tokį žaidimėlį padaryti, blitz klausimus. Jums tas pats klausimas ir po vieną ten 3 žodžius atsakyti. Pažiūrėsim, kiek kartos skirtingos ir panašios. Ir jeigu aš dar spėsiu, dar užsirašysiu. Bet tiesiog labai negalvodami pasakykit po žodį. Tai koks yra geras žiūrovas?
Reaguojantis. Išsijungęs telefonus. Spektaklyje svarbiausia arba kuriant spektaklį gal svarbiausia. Komanda. Kuriant. Aha, Taip. gerai. Procesas. Sutinku ir Esu laimingas, laiminga, kai čia gali būti toks abstraktus. Kai neišrenka tokių kultūros ministrų. kai neišlenda tokių kultūros ministrų. Niekada nevaidinčiau, čia gali būti ir ko, ir gal kokiam sąlygom, ir kur, nežinau. Niekada nevaidinčiau, jeigu nesutinku su spektaklio tema, jeigu mane verčia daryti to, ko aš nesuprantu, jeigu negerbė aktoriaus proceso kūrybos. Vienu žodžiu reikėjo. Niekada nevaidinčiau, jeigu Mane miegantį atitemptų į sceną. Mėgsti pamiegoti, ne? jo labai. Greitai. Geriausias Lietuvos menininkas. Gali būti gyvas, gali būti jau iškeliavęs. Jonas Mekas. Kaip čia išrinkt? Nežinau, Eimantas Nekrošius. Ir du paskutiniai. Geriausia vieta Lietuvoje. Tiesiog fiziška vieta. Taip. Vilniaus Arvydo sodyba. Juodkrantė. Nu va, tai labai įdomu, čia aišku ir neturi sutapti tie atsakymai. Gal va tiesiog, pavyzdžiui, dėl telefonų įdomus Rasos pasakymas ir Lauryno, kad reaguojantis žiūrovas. Tai šiek tiek kaip ir skirtingai, ar ne? Rasa taip norėtųsi susikaupimo, kaip Masalskis yra pasakęs kažkada, kad jeigu nukrenta žetonėlis, tai jau negerai yra. Man telefonai kažkoks lakmuso popieriaus žiūrovui, nes nebūtinai dažnai žiūrovai dabar išsijungia telefonus, bet matyti žiūrovų salėje žmonės, kurie apšviestais veidais, nes jie reiškia išsijungia telefonus, bet jie reiškia pasižiūri, paskrolina galbūt, ar pasižiūri, kiek laiko yra. Ir tie švyturėliai, jie yra matomi, jie yra, ta prasme, mes matom, kad ne su mumis, ne procese ir trukdo kitam žiūrovui. Tai, man atrodo, teatras ir spektaklis ir yra skirtas tam, kad tik tai tą vienas veiksmas kiek tęsiasi, daugiausiai 1,5 valandos, kad pabūtumėm kartu 1,5 valandos. Nes mes esam konkrečiai su žiūrovu, žiūrovas konkrečiai su mumis ir galima tai nurašyti laiko kažkokiam ženklams, kad visko tiek daug vyksta, bet tai nenoriu aš tokių dalykų. Aš mažajam teatre žiūrėjau spektaklį ir per finalą moteris va čia va kitoje eilėje, jai siuntė į skirtingus ten ir Instagram ir dar kažkur viską mačiau, nes ten telefonas didelis, šviesiai, jai siuntė kriauklės, voniai išsirinkti. Ir per finalą ramiai va šitą, atsakė čia kažką, tai dar jau plojimai, jinai toliau dar vis ten apie tai. Aš negalėjau patikėti. Taip, būtent nėra čia kažkoks force majoras, kad reikia čia ir dabar atsiliepti, bet nežinau, kad čia kažkoks laikas, žmonės įsirenginėja butus, mes žiūrėjom su Dainium stand-upo spektaklio, kuris šiandien vyks, atsimenu, peržiūrą, ir šalia sėdėjo vyras, kuris irgi ištisai apšviestas telefono ekrano šviesa, ir Dainius taip pasižiūrėjo, nes mes sėdėjom ant laiptukų, nes daug žiūrovų, jis šalia, o tai buvo tiesiog kas rinkosi butą.
Vieną po kito jam kažkas siuntė ir Dainius paprašė, gal jūs galite išsiimti telefoną. O jis pasako, kodėl? Nu, sako, Dainius, tada aš jį paimsiu. O ta žiūrovas sako, tada aš išeisiu. Dainius sako, būtų gerai. Ir jis išėjo. Tai Laurinai dar šiek tiek pakomentuok daugiau reaguojant į žiūrovas, ką turiu omenyje šitą sakydamas. Nu tai kai kartu dalyvauja, tiesiog. Tai nereiškia, kad jis atsistoja šaukia, ne? Čia yra jo apie tą tokią, tu jauti jo energiją, kad jis priima, ne? Taip, jo, kartu tiesiog skaito, ką mes vaidinam. Nežinau, tiesiog nebijo, vis tiek labiau mes tokie įpratę gal tą emociją savo pasiliks, bet iš tikrųjų, kai ir mus pasiekė tą emociją, mes iškart kažkaip atgyvėjom ir to pasitikėjimo daugiau. Ir visas tas spektaklis tada taip truputį šiek tiek pakyla aukščiau. Tai va šitas tiesiog, man atrodo, kai pilna salė, visada šitas dalykas suveikia. O dažnai būna, jeigu mažiau žmonių pastebėjęs esu, kad tada gal baisu truputėlį reaguoti ir tada kažkaip gaunasi, kad gal čia pagalvos, kodėl aš čia garsiai juokiuosi, bet visada kiekvienas juokas už jo, bent jau aš tai stengiuosi užsikabinti, man jisai duoda jėgų ir aš tada, ar juokas ar ne juokas, nežinau, kažkokia kitokia gali būti reakcija tiesiog jo. Tai šitas mano galva svarbus dalykas. Gerai, tai netrukus perėsim prie jūsų klausimų, dar gal mane sudomino tos asmenybės meno lauko. Nekrošius Rasai, tikrai tokia ikoninė asmenybė teatre. Gal mano toks įspūdis asmeninis, jaunai kartai gal šiek tiek sunkiau suprantamas, nes ir tie spektakliai tokie ilgi, temos labai gilios, kūriniai literatūriniai, kuriuos jis pasirinka. Taip pat, nepasakė Laurinas Nekrošius, tai kodėl... Aš žinokit, jeigu būčiau, aš galvoju irgi apie Megą, didžiulė laimė, kad Lietuva turi daug talentingų žmonių ir išėjusių ir esančių, bet man Nekrošius aš niekada pas jį nevaidinau. Ir aš atsimenu vieną susitikimą su juo, kai jis ruošėsi daryti Otelą ir jis pasikvietė mane į Meno fortą pasikalbėti. Jis ieškojo Desdemonos. Ir aš taip jaudinausi, kad man labai gaila, aš nieko neatsimenu. Aš tik tai atsimenu jo akyje, jo rainelį vienos akies, jį turėjo taškelį. Ir aš į tą taškelį žiūrėjau ir paskui, kai aš kažko iš manęs paklausė, aš nuleidau akis į žemę ir aš pamačiau, kad aš buvau su basutėm ir su kojinėm ir ta mano kojinė buvo viena suplyšus ir pirštas buvo išlindęs. Ir galvoju, čia tikrai blogai. Kažkokie tokios detalės. Bet čia aš taip nuklydau galbūt mūsų mano pirmojo susitikimą su juo pokalbį, bet mane visada, kad aš ir tų spektaklių ne visus juos galbūt suprasdavau, bet mane žavėdavo iš viso, kodėl man atrodo jis yra ne tik dėl to, bet dėl daugelio dalykų ypatingas, tai buvo toks režisierius, kuris tą procesą, kurį tu sakai, kas yra labai svarbu, jis būdavo labai... man atrodo, ilgas, tiek, kiek jo reikia. Jis būdavo labai perkoštas, jis ateidavo repeticijas, eina ir pasakojimai, ir legendos, ir tikri pasakojimai, ir kartu išleista knyga, kaip jis ruošdavosi. Ateidavo su pasiruoštais namų darbais, su užduotim, kurios būdavo beprotiškos, iš vienos pusės, iš kitos pusės būdavo tokie uždaviniai aktoriams. Pavyzdžiui, ten atsimenu, ateidavo kažkada, sakydavo, aš čia ploviau vakar indus ir tą feirį paėmiau, girgždą pirštą ir galvojau, jeigu su galvos taip susidaužtų ten toj scenoj ir būtų tas garsas. Ta prasme, nežinau, man tai yra tiesiog pavyzdys žmogaus, kuris kūrėjo, kuris paliko didžiulį įspūdą, bet aišku, teatras yra tokia meno rūšis, kuri yra gyviausia tada, kai jinai vyksta čia ir dabar.
bet man tai man tai menininko kažkoks režisieriaus etalonas. Man tai įstrigė tai, kad apie nekrošių spektaklius, kad aš niekada nesuprasdavau iki galo visko. Ir man tas labai labai patiko. Vat kiekvieną kartą ateiti, matyti ir niekada nesuprasdavau iki galo, kaip norėjo sudėlioti. Man atrodo, čia yra labai žavu, kai vat lieka visada ta, nes tu turi turbūt gal dar kartelį ateiti, arba dar pats namų darbų padaryti, pamastyti, po to pamastyti. O ne tai jau, viskas aišku, šitas supratau, šitas irgi matytas, šitas kažkur tai girdėtas, tai man toks gal. Jo, tu gali apie jį galvoti, tu gali apie jį išėjęs po spektaklio galvoti ilgai ir taip, po kelių dienų, oi, taigi ten taip buvo, nesuprasti. Tai dabar prašau, dar turi klausimų kitų, Laurinai, arba Laurinai gal nuo tavęs pradėkim, tu dabar užduok, ką norėtum Rasos paklausti. Ką norėčiau paklausti? Nu tai gerai, paklausiu šito gal dalyko, iš tikrųjų, va taip pat žiūrėjus apie teatrą, apie teatrą pirmą paklausiu, ja. Apie teatrą, apie visą šitą burbulą, šitą visą ratą, visą patirtį. Kai taip vat pažiūrėsi kažkada tai atgal, prisiminsi visą tai, tai ko niekada nepamirši. Tu čia paklausi. Tai tikriausiai Romeo ir Džiuljetos su Laurina. Tai būtų vienas iš tikrųjų vienas iš dalykų, man atrodo, kurį aš prisiminsiu. Nežinau, Dieve, kaip tu sudėtingai iš esmės. Ko aš nepamiršiu? Nu jo. Nu, bet jau tavęs nepamirštu. Tai gal ir nepamiršiu. Ar tai akimirka turi būti, ar kaip? Nežinau, ne, kvapo teatre, nežinau, bet ko, gal kažkoks dalykas, kuris tikrai įsirėžė Va, žinai, laikui. galiu pasakyti, užvedė kvapo, tai atmosferos, repeticijų atmosferos, geros repeticijos atmosferos. Nes gera repeticija turi kvapą. Gera repeticija turi savo apšvietimą. Gera repeticija turi savo kažkokią aurą. Ir kai tu ateini, pavyzdžiui, iš gatvės, įeini, kai repetuojamas spektaklis ir jeigu tai ne tavo scena, sakykime, bet tu įeini, atidarai duris, tu supranti, kad kažkas vyksta. Šitas momentas. Ačiū. Rasa, tavo klausimas, Laurinai? Mano klausimas Laurinai, nežinau, toks labai žemiškas Laurinas, kadangi mes vaidinam su jo spektaklyje Laisvė ir kadangi jis turi ant kojų ištatuiruotus skorpionus ir jie Laisvėje, čia atsitiktinumas, nes dramaturgas irgi mini skorpionus ir Laurinas turi daug tatuiruočių, kas skiriasi, pavyzdžiui, skirtumas. Atradom. Skirtumas. Aš neturiu nei vienos tatuiruotės, Laurinas turi, žinai, kiek tu turi tatuiruočių? Ar žinai? Esi suskaičiavęs? Ar jau ten viena tokia tiesiog? Nu va, aš tada gerai, nesigilinkim čia kiek ir kaip. Pavyzdžiui, po spektaklio, po vaidmens mes persirengiam rūbus, mes nusivalom grimą, mes einam vaidinti kitų spektaklių, mes einam kažkur filmuotis, kažką daryti, bet tos tatuiruotės yra visada su tavimi. Ar tu esi susidūręs su kažkokiu pareikalavimu, man šiaip įdomu, arba esi negavęs vaidmens dėl to, kad tu turi labai daug tatuiruočių? Yra koks reikalavimas, nes tai yra, ko tu nenuplausi, ko tu nepasikeisi ir taip toliau. Neseniai vaidinai kunigą, mačiau Instagram'e, kaip ten, kaip sudėrėjo. Nu, o
o tai vat pagalvokit, kokią praeitį tas kunigas turi su tokiam tatuiruotėm. Ne, nežinau, iš tikrųjų tai ne. Iš tikrųjų kol kas dar nebuvo. Tai buvo vienas filmas, tai man klijavo mano tatuiruotės ir ant viršaus kitas tatuiruotės, dėja dėl to, kad ten laikmetis nesutapo. O šiaip, tiesą pasakius, iš minuso į pliusą. Tai va šitas dalykas šitoje tai pasiteisina kažkaip. Jo, tai teatre tai nežinau, teatre tai kaip kažkoks gal naujas dalykas, nežinau. Atrodo, aš jau kai stojau turėjau ten keletą tų tatuiruočių ir jų neslėpiau. Ir sakau, nu vat, atvirai. Ir tada pradėjo netgi režisieriam gal patikti šitas dalykas. Tai dabar į castingus kaip tik einu, kad nesimatytų tų tatuiruočių. Tai va taip netgi apsisuko viskas. Ko gero, čia yra didelis skirtumas, jeigu aš būčiau savo laiku, savo jaunystėje ir turėčiau tatuiruotis, nežinau, ar mane būtų priėmę į aktorinį. Nežinau, nes aš atsimenu mokyklos, aš atsimenu studijos laikus, kai kuriuos dėstytojus, kurie duodavo pastabas, jeigu tu esi pasidažius, ar ką sakydavo, turi būti toks, kokį tave sukūrė. Baltas lapas. Baltas lapas, baltas. Tai Laurinai dar turi klausimą? Pusiau juodas aš jau lapas. Taip, turiu dar klausimą. Aš kadangi esu gerų spektaklių, aš tikrai, man patinka geri spektakliai ir tas galima daug kartų nueiti ir mėgstu šitą daryti. Tai norėjau paklausti Rasos jos matytus 3 geriausius spektaklius. Eimuntas Nekrošius Tuoktuvės, taip? Ar vedybos, kaip į Daivą žiūriu. Tuoktuvės. Kristianas Lūpa padarė man didžiulį įspūdį su spektakliu apie Marilyn Monroe, nepamenu kaip vadinasi, buvo rodytas čia Sirenų festivalyje. Trečias kaip? Persona, atsiprašau. Taip. Atsimenu, labai ilgai jau negalėjau pamiršti šito spektaklio. Trečias spektaklis. Kaip čia dabar jūs... Galiu pasakyti įspūdį, kuris, jis nedidelis spektaklis, bet Jonas Vaitkus Helverio naktis. Super trejetukas. Ar dar turit vienas kitam klausimų, kiek jūs po 3 buvot pasiruošęs? Gal žiūrovai turi, nes Ar jau laikas pereinam eina. prie žiūrovų, jo? Pakelkit ranką, aš prieisiu ir pasakysit, kuriam aktoriui turit klausimą. Aš prašyčiau Laurino trejetuką spektaklio. Ne savų. Taip. Nu, šiaip tai geriausias dalykas, bet šitame vaidinau dėja, bet yra Romeo Castellucci Bros. Tai yra geriausias, man atrodo, teatrinis reiškinys, matytas ir, nu, įspūdį palikęs, bet šiaip tai Tadashi Suzuki Trojietės, Alessandro Serų Makbetas ir Oskaro Koršunovo Meistras ir Margarita. Turiu klausimą Laurinui. Kiek vertinumėte savo spektaklį Boksą nuo 0 iki 10? Ačiū už klausimą. Kiek vertinu? Nuo 0 iki 10. Stiprus 8. Taip. O kiek tu vertini ir kas tau patiko?
Vertinu 9, nes truputį išgąsdino pačia pradžia. O kiek vertini Lauryno vaidybą? 10. Čia gal klausimas abiem. Ar būna kažkokių susidurėt su problemom gal spektaklio kūrimo procese, kažkokių gal sudėtingumo tarp, kaip čia pasakyti, kažkokių požiūrių skirtumas spektaklio kūrimo procese, kas gal vyresniai kartai nepatinka apie jaunesnius, o jaunesniems apie vyresnius gal kažkaip taip. Gali būti, nežinau, ten koncentracija kažkokia jaunesnių, aš nežinau. Dabar taip galbūt tokio skirtumo didelio nėra, bet aš atsimenu, kad kai aš buvau labai jauna ir vaidinau spektaklėje, kuriame buvo vyresni aktoriai, tai būdavo daugiau tylos. Aš atsimenu, repeticijoj buvo privaloma, ta prasme, tyla ir iš viso, galbūt, tylos daugiau buvo kažkokios, nes būdavo, jeigu jau tas aktorius eina, tu žinai, kad jau tu turi kažkaip tai, ne tai, kad susimažinti, kad tavęs nėra, bet taip tylos labai būdavo daugiau repeticijų, bet tokios ne. Jis buvo sumišusi su baime, su pagarba, su hierarchija, bet kažkas tokio. Bet dabar taip iššovė tik tai iš atminties šitas dalykas. Bet kad tokio nesutarimo tarp kartų, nežinokit, aš nežinau, gal dabar aš susimašiau, kurioje aš esu pusėje. Aš tarsi vis dar svarstau, kas mane. Dabar gal, kad aš jau esu toj pusėje, tai tu pasakyk, ar tu gal jauti iš mano kartos žmonių. Kartais būna tas, kad kai kažkas įeina, kad taip įėjo. Vis tiek dar būna šitas, bet, aš tai nežinau, aš galvoju, kad čia vienas iš teatro žavumų. Tiesiog taip yra, bet nežinau, ar čia kažkoks labai didelis skirtumas, ar nefainas dalykas. Šiaip aš ir kai ruošiausi jūs kalbinti, galvoju, kažkaip keista kalbinti Rasą kaip jau vyresnės kartos atstovę, bet kai pagalvojau, kad mama vaidina ir sūnų, galvoju, viskas okei, iš tikrųjų. Aš tą 18-metį vaidinu, bet jau irgi labai keistai jaučiuosi, ten eina savo, sakau, man 18. Bet kažkaip, man atrodo, nieks nebepatikė. Dar klausimų, kelkite rankas, nebijokit. Aha, dabar taip, gerai, aš ateinu prie jūsų. Turint galvoje, kad iš tikrųjų artisto, aktoriaus darbas yra tikrai labai sudėtingas. Pirmiausia, ateina tekstas, kuris yra parašytas. Tada reikia kažkokiu būdu suvokti, kad jį reikia įgarsinti. O tas įgarsinimas yra be galo sudėtingas, kadangi tai yra ir fiziškai žmogus, ir jo balso tembras, ir intonacijos, ir ritmas, tempas, absoliučiai viskas. Tai mane labai domina. Žinoma, aš nemėgstu žiūrėti lietuviškų filmų, kadangi tai yra bliovimas, rėkimas ir visi kiti dalykai. Aš dėsčiau intonacinės ypatybės, bet anglų kalbos, kuriame įeina absoliučiai praktiškai beveik kaip sceninė kalba. Ir noriu pasakyti, kad tikrai labai sudėtinga, reikia turėti didžiulį talentą, kad išliptumėt iš teksto, kad surastumėt partnerį, su kuriuo galėtumėt bendrauti ne kaip scenoje, kad nepamirštumėt konteksto, kaip jūs visą šitą pasiekėt. Vat jūs du aktoriai, kaip jūs pasiekėt, kad esate scenoje ir kartu turite pamiršti save, turite priimti savo kolegą kaip būtent
to konteksto personažą. Vat papasakokit, vat trumpai tą mechanizmą. Na žinot, tai yra labai procesas, mes gauname vaidmenis, susirenkame repetuoti, gauname tekstus ir prasideda procesas nuo to, kad mes kalbamės apie ką tai galėtų būti. Nepaisant to, ar tai būtų Šekspyro Romeo ir Džiuljeta ar Hamletas, ar tai būtų spektaklis Laisvė, ar tai būtų Kuanta. Mes visi kalbamės apie kažkokį tai pamatą, apie ką mes visi, koks yra mūsų bendras vardiklis. Mes išsigryninam kažkokias temas, neprasideda spektaklis vien nuo to, nuo teksto mokymosi ir galvojimo, nuo intonacijų, nuo kažkokių apibrėžimų. Viskas prasideda nuo temos, apie ką mes čia dabar kursim spektaklį. Ir tada, kai jau tas išsigrynina tema, išsigrynina kažkokie tikslai, tada ir tu pradedi guldyti tekstą savo galvoj, atminty, santykyje su tuo, apie ką tu kalbi, apie ką mes kuriam. Ir tada tas tekstas jis netampa tokiu susidėjimu techniniu vien tik tai į galvą. Jį visada lydi sąmoningumas, atsispiriant nuo to, apie ką mes darom spektaklį, apie ką mes kuriam. Aš vis užduodu irgi savo šitą klausimą. Galvoju, kaip čia mes dabar einam antradienio vakarą ir vaidinam dabar. Ir iš tikrųjų scenui kartais būnant atsitinka šitas dalykas, kad tu taip atsitrauki ir tada išgirsti tos savo žodžius sakomus ir tada labai baisu pasidaro, nes taip supranti, kad tu vaidini ir kad čia viskas yra tokia vat fikcija ir aš labai bijau šito momento, dažnai labai greitai stengiuosi vėl iššokti atgal, o tas iššokimas atgal tai yra mano galva yra tikėjimas. Jeigu tu pilnai patiki tuo, ką tu darai, tai tada nebegalvoji nieko aplinkui ir tai gaunasi organiškai. Bet turi pilną koją į tai įžengti. Galbūt yra dar vienas toks etapas, kur, sakykime, aš jau iš tikrųjų, galėčiau pasakyti, labai pradedi jausti ir girdi, kartais nervina, jauti kalbi tekstą ir netiki, ir taip, toks negeras prieskonis galvoju visur. Bet ateina momentas, jis dažniausiai susijęs su, galvoju, kodėl jis susijęs dažniausiai su nuovargiu. Sakykime, prieš premjeras, kai jau ruošiesi ir tuoj prasidės spektaklis, ir staiga kažkokia tai prieš spektaklį likus 2 dienom, atsikabina ir tu paimti laisvę ir tas tekstas tau nebekliudo. Tai daug priežasčių. Visų pirma, tu esi pavargęs ir nebegalvoji apie save. Ir kai atkabini šitą momentą, o kaip, o ar gerai, ar blogai, tas kažkaip atpalaiduoja ir tu galvoji apie... Kai pameti telefonas, nebijokit išsijungti. Nieko tokio. Tai, ta prasme, kartais kliūtis esi pats tu. Gal aš išsiplėčiau. Turim daugiau klausimų. Ačiū už klausimą. Aš norėjau paklausti, nežinau, būna susimastot arba ateina tokių minčių, kas būtumėt, jeigu nebūtumėt aktoriai, ar buvot kažkada pagalvoję apie kažkokią, nežinau, kitą profesiją. Ar toks ir dar vienas, ar esat gavę pamoką, nes kalbam apie režisierius, apie akademiją, ar esat ką nors gavę kokią nors aktorinę pamoką, gal net netiesiogiai žmogus, kuris gal net nėra buvęs teatre ir jis nesusijęs yra su menu, bet gal tai net ne žmogus galėjo būti. Čia abiem. Po spektaklio, jeigu ten išeinam į miestą, tai naktį daug gauni pamokų visokių iš tokių prie baro stovinčių, kur papasakot mėgsta apie teatrą. Bet atsiprašau, jie būna lankėsi spektaklį? Nebūtinai būna, tiesiog kažkur matė, bet noriu papasakoti dabar. Tavo pirmas, ką klausė pirmą? Aš buvau sugalvojęs. Lipčiau į kalnus. Kas būtum, jeigu nebūtum? Jeigu nebūčiau lipėjęs į kalnus. Lipčiau į kalnus, tiesiog.
Aukštalipis, taip sakant. Išgirdau pataisimą. Nežinau, aš esu galvojusi, žinokit, kai man nesiseka, kartais aš dažnai galvoju, kad aš galbūt nereikėjo man čia šitą daryti. Dažnai ateina iš tokio, bet kad taip turėčiau kažkokį taip, būčiau, nežinau, man taip atrodo, arba kažkur ant jogos kilimėlio kažkur būčiau. Taip atrodo, arba aš vaikystėje, nežinau, man būdavo stebuklas, žinot, nėščios moteris. Aš niekaip nesuprasdavau, kaip tame pilve gali tilpti toks pats žmogus, koks esu aš, tik labai mažas. Ir aš galvojau vaikystėje, nežinodama, kas tai per procesai, aš norėčiau dalyvauti tame stebukle, kai gimsta tas žmogus. Tai tikriausiai aš galvojau kažkur apie gydytojos profesiją labai giliai. Tai nežinau, kas gali žinoti, kas aš būčiau, jeigu nebūčiau. Bet aš nemokėjau matematikos, tai nebūčiau dalyvavus tame stebuklė, nes dalyvaujant tam stebuklė reikėjo gerai matematiką suprasti. Dar vienas klausimas? Abiem klausimas. Koks yra jūsų svajonių vaidmuo ir galbūt jisai jau yra atsitikęs? Aš, žinot, man šitą klausimą esu girdėjus, manęs yra užklausę ir aš visada sakau, nežinau, nes ir paskui galvoju, kas aš esu per aktorė, aš neturiu ambicijų ar svajonių, čia gal kažkas negerai su manim, bet ne, gal aš neturiu problemų, bet kai aš suvaidinau Džiuljetą, manęs aktorė paklausė, susitikus teatre, tai jau tikriausiai suvaidinai savo svajonių vaidmenį. Ir aš tada susimąsčiau ir prisipažinau savo, kad apie Džiuljetą niekada nesvajojau. Tai man atrodo, kad tas vaidmuo, svajonių vaidmuo, man atrodo, tampa tada, kai tu jį suvaidini. Vat pavyzdžiui, kuris pavyksta vaidmuo, sakykime, ar tai būtų Džiuljeta, ar tai būtų, nežinau, sakykime, aš vaidinau Hertą Kristiano Lupo spektaklyje Didvyrio aikštė ir ten turėjau labai mažai teksto ir tik pirmam, trečiam veiksme, bet tai tapo tokiu vaidmeniu, kur aš pagalvojau, aš net nesvajojau, bet aš net supavydėjau savo, kad aš vaidinu tą vaidmenį. Man atrodo, mano svajonių vaidmenys tampa tie, kurie man labai patinka, kai jie atsitinka. Ir aš pradedu svajoti, čia yra geras. Labai gražiai atsakėjai, tikrai. Nežinau, ką čia ir kaip ir pasakai, aš irgi nežinau, kas yra svajonių vaidmuo. Anksčiau sakydavau vieną konkretų personažą, po to kažkaip galvoju, nesąmonė. Kokį sakydavai? Nesąmonė. Tai nesąmonė. Ir matyti tas svajonių vaidmuo, kitas vaidmuo, kitas, kuris bus turbūt, nes jisai bus visiškai naujas, visiškai įdomus ir turbūt nevaidintas. Gal taip atsakyčiau. Dar grįžime prie žiūrovų, bet aš galvoju kažkaip... Ir aš matau kelia ranką. Taip, jūs norit paklausti? Tu jau. Aš tiesiog pagalvojau, kad kažkaip ir aš klausiu, ir žiūrovas apie skirtumus, bet gal pasakykite, kuo jūs kita karta žavi, nes kažkaip norisi ir tų gražių dalykų vieni kitiem pasakyti. Šitie pokalbiai iš dalies ir atsirado dėl to, kad teatre kartais būna tas tarp kartų kažkokie tokios įtampos ir panašiai, tai noris, kaip ir sakiau pradžioje, ieškoti tų dialogų, bandyti suprasti, o ne iškart kažkaip nurašyti vieniem kitus. Aš galvoju, kad mane labai žavi atsidavimas šitai profesijai. Tas toks tikrai didelis, didžiulis atsidavimas. Ir nesenai su draugė šnekėjau ir paminėjau ir Dainių, ir Rasą. Šiaip labai gaila, kad netenka su Nelė Savičenko dėstytoja savo irgi vaidinti su Dariumi Meškausku. Bet Dainius ir Rasa, aš kažkaip vis dažnai labai jos paminiu. Ir aš galvoju, kaip būtų
gražu, jeigu kažkas taip kalbėtų apie mane irgi kažkada tai, nes aš juos kaip pavyzdį visada sakau. Tas atsidavimas repeticijom, kiekvienai detaliai, kiekvienam spektakliui tikrai labai toks įspūdingas ir yra ko mokytis, o ne tiesiog daug tokio, tai jau čia biškį suvaidinau, ten biškį suvaidinau, bet kiekvieną kartą tą padaryti pilna širdim, nežinau kaip dar pasakyti, bet vat, tai tas atsidavimas gal, jo. Mane žavi iš jaunesnių kolegų ir mane ir pamoko, bet dabar apie Aistę Zapotkaitę pagalvojau. Kaip moka greitai, kaip pasidalinti ir surinkti spektakliui naudingą, labai gerą informaciją. Ir man tas, kai žmonės dalinasi, aš dar taip, nesu to įvaldžius, nelabai moku, nesu labai gal greita, tai mane tas labai iš tikrųjų žavi tas mokėjimas atsirinkti ir domėjimas, tas sugebėjimas perverti daug kontekstų ir ištraukti tą medžiagą naudingą vat, šitam procesui. Vat šitas mane žavi. Dar ir dabar galvoju apie tą atsidavimą ir iš tikrųjų man tai atrodo, gal tai nėra kartos bruožas. Aš ir dabar jaunų kolegų jų yra atsidavusių labai. Laurynas ir tikrai daug. Tai aš nesakyčiau, kad tai yra kartų skirtumai. Man atrodo, tai yra charakterių pasirinkimų dalykai. Vis tiek daug yra panašumų, nepaisant kartų, amžių ir visų kitų aplinkybių. Dabar noriu paklausti apie tai, kas iš tikrųjų kultūros bendruomeniai rūpi visą šią savaitę ir už mūsų yra protesto ženklas, kurį sukūrė šiaip jau šio teatro žmonės. Kaip jūs jaučiatės? Kokios jūsų mintys? Ką galvojate? Žinot, paskutiniu metu apie tai ir galvojam, ir tai yra ir atsibundant, ir užmiegant, manęs neapleidžia nuostabos jausmas ir negaliu net patikėti, kad mes atsidūrėm tokioje situacijoje, kokioje mes atsidūrėm. Visada, žinot, kai atsitinka kažkokia avarija, tu pradedi atsukinėti atgalinius kažkokius momentus, o kaip visą tai, kaip mes iki to priėjom. Bet mes išgyvenam ypatingą laiką ir labai ačiū už palaikymą, kurį mes jaučiam net ne iš kultūros bendruomenės. Labai ačiū žmonėms, kurie ir rašo, ir skambina, kaip jūs laikotės, kaip jūs jaučiatės. Ir noriu jūs ir pakviesti tam supratimui. Noriu pasakyti apie tai, kad man yra labai neramu, kad mus nori supriešinti kultūros žmonės su paprastais žmonėmis. Nėra kultūros žmonių ir nėra paprastų žmonių. Mes esam tie patys. Ir noriu paprašyti supratimo ir kantrybės, jeigu mes kalbėsim apie tai daug, galbūt ir nuolatos. Ir tiesiog noriu visiems mums palinkėti jėgų, užsispyrimo ir atstovėti savo principus ir poziciją. Negali tai būti, kad žmonės nesuvokiantis kultūros, kad žmonės neturintis vertybinių pagrindų mums vadovautų. Negali žmonės tokie būti kultūrai ir ta partija negali mums vadovauti. Tai galiu tik paantrinti, sunku patikėti šitą situaciją ir neieškokim skirtumų kartose ir nebūkim iš skirtingų kartų, o būkim toj pačioj kartoj, jungkimės į vieną ir tik tai galiu pakviesti spalio 5 visiems kartu sudalyvauti
mitinge. Man atrodo, atėjo laikas, kai mes tiesiog visi, kiekvienas yra, žinot, mes taip pripratom prie laisvės, mums tai yra tokia jau savaiminė vertybė ir dabar ateina laikas, kai mes tiesiog turime priminti, kalbėti ir ginti tą laisvę. Ir kalbėti, ir todėl aš norėčiau paantrinti Laurynui, kad spalio 5 dieną organizuojamas kūrybinis, meninis pasipriešinimas šitai visai situacijai, kad mes visi kalbėtumėme ir kad jūs kalbėtumėte, jeigu jūs jaučiate, kad norite pasakyti ir nebejotumėt. Mums labai reikia visų žmonių palaikymo. Rasa, buvome tame proteste ir tu kalbą šaunę pasakei. Kaip manai, kodėl tiek daug žmonių susirinko, kultūros bendruomenė tikrai kartais skirtingai mato dalykus, bet čia visi kažkaip susivienijo ir greitas kvietimas, toks greitas mobilizavimas įvyko ir pilna buvo Daukanto aikštė žmonių. Galiu pasakyti trumpai, todėl, kad tai yra iš esmės neteisinga. Ir šita klaida, šitas įvykis tiesiog suvienijo visus. Kokių tu bebūtum kažkokių pažiūrų arba kažkokių turėtum kitų įsitikinimų, tai nieko nereiškia prieš šitą faktą, su kuriuo mes susidūrėm. Tai yra iš esmės šakninis neteisybės jausmas. Besitęsiantis melas. Besitęsiantis melas. Žinot, aš, pavyzdžiui, galvoju, kokiu mes laiku gyvenam, kai žodis visiškai nuvertėja, nebeturi prasmės, ar ne? Mes tai aukščiausių lygmenių girdime, kad vieną kartą pasakoma vienaip ir štai kitą dieną tas žodis išnyksta, tarsi mes visi neturėtumėm atminties. Tai man ta nepagarba pasakytam žodžiui, jie žeidžia. Tai yra didžiulis, tai yra, aš nemoku, tai yra paprasta, tai yra neteisybė. Tai va, priėjom prie šitų temų sunkesnių, dėl to ir nenorėjau nuo to pradėti, nors menininkai visoje šalyje jau apie tai kalba ir po spektaklių, prieš spektaklius patys mato žiniasklaidoje. Spalio 5 dieną bus įspėjamasis streikas, tai vyks kažkas ir mūsų teatre. Bet gal dar turite klausimų, gal galime vėl pereiti, dar turim keletą minučių, 2-3 klausimai. Taip, aha. Klausimas abiems, ką jūs jaučiat prieš išeidami į sceną? Va tas momentas, kai jau prasidėjo, ką jūs jaučiat? Jausmai, baimė, pyktis, džiaugsmas, nežinau, nerimas, jaudulys, dar kažką, kas tai yra. Ir galbūt, jeigu galit pareflektuoti, kaip buvo anksčiau ir kaip dabar, tas, jeigu mums čia rūpi tas amžiaus, ta amžiaus prizmė. Ačiū. Yra, kartais prieš spektaklį mes vienas kito klausim, prieš spektaklį, kurio ne premjera, kuris, sakykime, jau turi savo gyvenimo laiką ir taip klausim, o tu jaudinės? Ir Laurynas pasako, kažkaip tai jaudinuosi, ir aš taip, kodėl aš nesijaudinu? Ir staiga pradedu jaudintis, kad aš nesijaudinu. Bet labai geras jausmas, toks net fizinis yra, man labai patinka norėti vaidinti. Pavyzdžiui, kai aš jaučiu, kad aš noriu suvaidinti, tai ir atsiranda kažkoksai azartas ir tas virpulys labai patinka. Tarsi kažkas tokio iš akystėje, kad tu žinai, kad tu tuo išpakuosi kažkokią dovaną. Tas jausmas yra geras. Jis ne visada aišku būna. Jo, atrodo, kad prieš kiekvienas spektaklis turi skirtingą pasiruošimą ir prieš kiekvieną spektaklį skirtingas tas jausmas. Tai būna lengvas panikos jausmas, būna nežinojimas, pavyzdžiui, kai ten iki galo nežinai, naujas, pavyzdžiui, spektaklis, nežinai dar ką reikės daryti ir kaip daryti. Būna labai geras adrenalinas, tai va šitas man labiausiai patinka, kuris taip suėma. Šneki kažką, tai nes tiesiog šneki, tiesiog su tavim vyksta, ir tiesiog lauki visas, kada tu išeisi į tą aikštelę, su tavim kažkas darosi labai aktyvaus, tai
toks ir būna, aišku, kur leidžia jau, atrodo, kad jau reikia, tikrai šitas reikia susijimti kažkaip, tai, nes labai didelis jaudulys, tai labai skirtingai nuo spektaklio priklauso. Ar dar yra klausimų? Norėčiau paklausti apie tą, kai jūs pirmą kartą sustikot ir Rasa sakė, tik nesakyk man jūs, neskreipki mane jūs. Tai klausimas gal apie tą vis tiek, apie tą pradžią karjeros, kažkaip vis tiek laikai autoritetais tos vyresnius aktorius ir kažkaip kaip įveikti tą baimę, kažkokią ir, kažkaip kaip nebijoti to, kai su savo autoritetais turėsi vaidinti, repetuoti ir kaip, kad jie būtų tiesiog tavo kolegos. Tai ko reikia ir tiesiog laiko, nežinau, kažko. Abiem gal apie karjeros pradžioj tiesiog kažkaip. Gal gerai ir pasakėjai, reikia laiko, reikia pabuvimo, pasišnekėjimo, pasipasakoti istorijų, perlipti tą jūs vis tik tai ir tikrai natūraliai pasijaust, kad tu komfortabiliai gali sakyti tu, o kai jau pradedi repetuoti, tai kažkaip ir tada pradedi repetuoti kaip ir su spektakliu, pradedi vaidinti ir nebegalvoji, ir tiesiog įsivažiuoja viskas. Bet jo, gal pagrindinis dalykas, reikia laiko. Reikia laiko, aš tai atsimenu, kai aš pradėjau repetuoti, kaip Oskaras Koršunovas statė spektaklį Roberto Zuko šitame teatre ir buvo mano pirmas vaidmuo dideliai scenoje ir aš ateidavau repeticijas, aš taip visko bijodavau, bet labiausiai kolegų vyresnių. Ir man saugiausia būdavo, kai reikdavo jau eiti į tą repeticijų salę ir repetuoti, saugiausia jausdavausi scenoje ir galvodavau, tik baigėsi repeticija, o kaip čia dabar sakyti jam viso gero, ar tai iki, ar tai gero vakaro, kažkokie tokie būdavo, strikdavau ant visų tokių paprastų dalykų, ten pamatyti, kad su Arūnu Sakalausku susitiksiu, čia dabar kaip čia bendrauti ir toks visiškai užšaldavau, kažkaip nežinodavau, kaip elgtis ir reikėdavo laiko. Ir iš tikrųjų, kai tu pradedi betarpiškiau bendrauti su kolegomis, aš atsimenu su vyresniais, kai aš vaidinau, atrodo, net geriau pradedi vaidinti, nes įtampa nueina. Ta prasme, tu susivieniji kažkaip, visą tai atsispindi ir scenoje. Ir kai su geresniais vaidini, tai automatiškai, kad geriau pradedi vaidinti, jeigu su blogesniais vaidintum, tai ir, ne? Taip. Koks jūsų santykis su videokameros atsiradimu spektaklyje? Ar jūs jos visiškai nepastebite, kai jinai būna spektaklyje? Ar galvojate kažkur, kurią čia veido pusę atsukti? Ar žiūrovas yra už kameras? Ar vis dar salėje? Ar tai dar vienas veikėjas spektaklyje? Dar, kaip pasakyti, aš labai vertinu šitą patirtį labai, nes ji labai įdomi, todėl kad ir skirtinga kartu, kai tu kine vaidini ir yra kamera, tai ji yra tavo, kaip ir pasakyti, tavo partneris. Teatre tu žinai, kad kamera yra tavo partneris, šalia irgi daug partnerių, žiūrovas irgi yra tavo partneris. Tai truputį tas santykis yra skirtingas, bet ir kine, ir teatre negalvoja apie savo gražiąją pusę, apie savo rakursą. Tai yra tam tikra mokykla, kuri kartais disonuoja su vaidinimu scenoje, nes tu turi suderinti tą stambų planą ir kartu tu supranti, kad tą stambų planą tai žiūri šalia, bet jūs žiūrite. Aš tai vertinu kaip mokyklą ir man tai yra įdomu. Aš tai neiššokau šitą traukinį, tai kaip žiūrovas, galiu pasakyti, kad, man taip atrodo, kad
kiną reikėtų filmuoti ir teatrą reikėtų daryti. Nežinau. Kaip ir įdomu, bet man vis tiek teatre įdomiau žiūrėti į, vat, kas čia pat vyksta, o ne dar plius per vieną ekraną. Nors tai irgi duoda savų pliusų, bet vis tik tais vat, gyvas tas žmogaus, nes aš matau dar ir žmogų, kuris filmuoja, tada aš dar kažką pradedu fantazuoti apie jį, ką jis galvoja, kaip jis ten jį filmuoja, nu ir tokio vat atsiranda dar momentą. Tai taip gal. Na, aišku, labai čia skirtingi dalykai, gyvas kontaktas, ar ne, nes tu kalbi apie tai, kad kai nėra kameros, tu esi be tarpininko jokio, tu esi su žiūrovu, suprantu. Turėjau klausimą jūsų manymu, kuris labiausiai jums patiko vaidmuo vaidinti? Lyg jau buvo ar nebuvo panašus? Ne, galim, kuris labiausiai patinka vaidinti vaidmuo. Tai, žinai, spektakliai būna tie, kurie jau nebevaidinami, kuriuos tu atsimeni, ir spektakliai tuos, kuriuos tu dabar vaidini. Ir kartais būna taip, man yra tai buvę, kad yra pora vaidmenų, spektaklių, kuriuos aš tikrai norėčiau užmiršti, kad aš vaidinau. Nu, buvo kažkaip susijęs kažkokia bloga patirtis. Bet yra spektaklių tų, kuriuos aš ir prisimindama juos norėčiau dar vaidinti. Pavyzdžiui, Romeo ir Džiuljeta arba Mersas ir Margarita spektakliai. Tiesiog jie... Bet aš pamiršau klausimą. Kokį labiausiai norėtum vaidinti? Kokį labiausiai patinka, ar ne? Kokį patinka. Taip, atsiprašau, aš nušokau, kažkokia mintis nunešė. Taip, labiausiai man dabar patinka vaidinti. Yra toks spektaklis Durys. Durys taip ir vadinasi. Jeigu turėsite laiko ir turėsite galimybę, ateikite šį mėnesį, mes vaidinsime, tai yra spalio 1 dieną, mes vaidinsim Duris. Ten labai būna dalykų tokių juokingų ir smagių, kad reikia ir pašokti, ir kalbėti kalba, kuri visiškai žodžiai nesuprantami yra. Mes vadinam tą kalbą abrakadabra. Pavyzdžiui, aš tau galėčiau pasakyti labas, taip pat, pavyzdžiui, saky. Bet aš sugalvojau, bet aš tau noriu pasiūsti irgi, noriu pasisveikinimą. Tai kartais labai patinka tame spektaklyje, kad gali daug prisijaukauti. Man patinka šitas spektaklis. O teatras sulaukė laiškų, kad kodėl nebuvo titrų ir nėra vertimo šitas. Reiškia, taip įtikinamai. Gerai. Rydai, tavo vaidmuo? Aš tai vat žiūriu, vat Gediminas stovi ir prisiminiau tokį spektaklį Rezervatas. Tai man labai patiko vaidinti tą spektaklį. Vaidinom indėnus, tiksliau 2 tokius šaizikus draugelius, kurie užsidarę namuose ir jie išprotėję pradeda vaidinti indėnus ir nusirauna tenai. Savo iliuziją pateikė labiau negu pačių gyvenimų. Tai pirmieji gal tokie, nežinau kaip Gedui, man tai toks pirmas vaidmuo toks atrodo ir jie taip susikūrė tiesiog. Susikūrė iš to laiko, iš to buvimo. Nedaug mes to spektaklio parodėm, bet buvo vienas kaifas vaidinti tą spektaklį, tai vat šitas į galvą atėjo. Aš jį mačiau, aš jį prisimenu, labai geras. Toks manifestas buvo. Tikrai jie buvo indėnai. Prieš akademiją. Gal tais mieliausias vaidmuo? Dar turit jėgų? Dar ten mačiau buvo klausimas, ar ne? Gerai, tai gal paskutinis, kad jau mes... Žinot, aš kartais per spektaklį, kai baigėsi spektaklis, turiu tokį jausmą, kad per greitai pradėjau publiką ploti. Kaip jūs, koks jūsų santykis su aplodismentais? Ką mes darom gerai, ką darom blogai? Abiem. Nu tai va šitą nesuvaldysi, atrodo, tada, kai vaidinom tą spektaklį kartu su Rasa. Ta tyla, jinai labai ilgai tęsiasi ir neaišku, kodėl jinai tęsiasi, va tas spektaklis įvyko. Ir
tyla tokia gera buvo. Būna dažnai, kad tiesiog iš karto vat, pradeda plot. Man jausmas, kad kažkas gal taip blogai atsitiko, vat, iš karto nori pradėti plot. Truputėlį sugriauti tą iliuziją, greit ją sugriauti. Nepasilieka žiūrovas, bet nežinau, nuo ko tai priklauso. Geras klausimas. Ir kiekvieną kartą suvaidinus, vat, vis tikrinėsi. Kaip čia, vat, pavyzdžiui, su tuo spektakliu, su Romeo ir Džiuljeta, tai yra tikrai, jeigu ilgai tyla vyksta, reiškia įvyko stebuklas. Jeigu iškart pradeda plot, atrodo, taip viskas ir baigėsi. Tai, o šiaip aš nežinau tos kultūros atsistojimo, kodėl stojasi žmonės taip greitai, pasidarė kaip naujas dalykas ir dabar nesenai mes suvaidinom Laisvę ir žmonės nesistojo. Kaip buvo gera. Jie tiesiog sėdėjo ir plojo. Ir mes atėjom 2 kartus nusilenkti. Ir jie tiesiog sėdėjo tame, dar jausme atrodo, ir plojo. Ir buvo labai teisingas jausmas. Man atrodo, jūs viską darote teisingai. Tik tai, man atrodo, būkite, kartais atrodo, gal žiūrovus įtempia tas, kas priešai stojasi ir įpareigoja atsistoti. Kad elgtis taip, kaip visiškai normaliai nenorit stoti, nestokit, nenorit. Visiškai pritariu, tam bandos jausmui nepasiduoti, tam tikrą prasme, kad taip, užstoja, suprantu, bet šiaip viskas tvarkoja su to. Man irgi buvo smalsu, bet kaip jūs reaguojate, jeigu atsisėdę ploja žmonės. Ar nėra visgi, nes atsistojimas rodo jau tokią dar didesnę, reiškia, patikimo lygį. Viskas pasikeitė. Va čia yra skirtumas kartų. Anksčiau, man atrodo, stodavosi ypatingai, jeigu kažkas atsitinka, ypatingai. O dabar kartais tu nesupranti, ar čia ypatingai ir neypatingai, bet... Ar visi paima, kaip mes sakom, žemą startą į rūbinę, kad greičiau išbėgti. Tai tiesiog jau, kadangi laikas mūsų jau 10 minučių ilgiau sėdim nei numatyta, jeigu jūs norėtumėte, aišku, dar galėtume ir ilgiau kalbėtis, bet man atrodo, ir aktorius leisim ilsėtis. Labai ačiū Jums, kad jūs... Ar norit gal dar? Mes nepavargom, bet aš žinot, šiandien galvojau, aš nesu skaitovė eilėraščių, aš retai tą darau, bet aš labai galvojau apie vieną eilėraštį. Ir noriu paklausti, ar jūs norite dar eilėraščių vieną? Ir man atrodo, tai yra apie šitą laiką, kažko gero tikriausiai apie tai jis ir iššoko man. Jeigu aš užstrigsiu, tai atleiskit. Tai yra mano mylimos poetės, bet ir geros draugės Daivos Čepauskaitės eilėraštis. Jis yra be pavadinimo. Toj bevardiai planetoj, kur niekas neskubina miego, kur alus, kaip ir pažadas šventėmis, lieka pigus, kur karščiuoja vaikai ant balčiausio pasaulyje sniego, strazdanotais veidais ir atrodo po kojom dangus. Debesų kaupurai dunkso varno giliai ištupėti, eina prisuktos širdis ir jau niekada nesustos. Laiko pilnos kišenės, bet rodos galiu nesuspėti įsikibti į snaigę, kad krisčiau ant tavo kaktos. Toj bevardiai planetoj, kur leista kalbėti tik sykį, aš tyliu ir tyliu, ant liežuvio raidelė tirpi. Apsimeski, kad kalbant girdi ir prašau, išklausyki. Mano žodžiai išplaukia į viršų pilvais paupiai. Apsimeski, kad kalbant girdi ir neverski kartoti. Šlitinėja po dangų žvaigždė, vieniša ir girta. Toj bevardiai planetoj, kur viską gali suklastoti. Tik balčiausia tyla, vieno vaiko ant sniego verta. Ačiū Jums labai, kad susirinkote, kad buvot kartu. Mes galvojame, kiek čia žmonių ateis. Pirmas toks vakaras, ar ne, labai sunku numatyti. Tai labai ačiū. Labai, taip,
aš ir noriu padėkoti jums visiems, kad atėjote, kad ateinat į spektaklius, iš rankų gausos matom, kad tikrai lankotės teatre, kad ateinat į susitikimus su aktoriais. Malonu visus matyti ir laukiame visų ir toliau įvairiuose kultūros renginiuose. Labai ačiū Rasai ir Laurynui. Jūs pirmieji, labai smagu buvo kalbėtis. Ir pasimatykime teatre. Ačiū, labai noriu padėkoti Aušrai, kad mus pakvietė. Labai noriu padėkoti Laurynui už tai, kad paskaitė savo dienoraštį. Labai ačiū. Ir labai, nežinau, kažkas širdyje pajudėjo šiandien. Labai ačiū.